Sveiki draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės labai paprastos. Aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog pasimėgauti plaukimu. Paskutiniame epizode aplankėm Tauragės vandenlenčių parką Liberty Beach. Na, dabar keliausim į Tytuvėnų vandenlenčių parką. Į kurį iš tiesų aš esu labai daug apie jį girdėjęs ir labai seniai norėjau nuvykti, tačiau niekada nesigaudavo. Tai dabar pažiūrėsime, ar viskas, ką girdėjau, iš tiesų yra tiesa. Tai Tytuvėnų Wake parkas Bridvaišio ežere veikia maždaug nuo 2017 metų. Bet dabartinė jo forma parką nuo 23 metų vysto Tytuvėnai Wake parko asociacija. Didžiausias parko išskirtinumas – rami kurortinė atmosfera, gamtos apsuptis ir jauki aplinka, kurioje gera tiek mokytis plaukti, tiek tiesiog leisti laiką prie vandens. Taip pat vietą supa ir įdomus padavimai, pavyzdžiui, apie tariamą dvigubą ežero dugną, bei laikus, kai žmonės žinojo kelią, kaip nueiti nesušlampant nuo kranto iki ežere esančios salos. Tytuvėnų Wake parkas tai iš tiesų yra daugiau negu tik tai vandenlenčių parkas. Tai yra ir vieta su savo istorijom, charakteriu bei tikra vasariška atmosfera. Pirmas įspūdis atvykus į Tytuvėnus. Labai gražus takas, kuriuo mes dabar turėtumėm eiti. Taip, net ir miestelį pravažiavęs, man miestelis atrodo toks jaukus. Man jis gal net, sakyčiau, primena Zarasas. Nes man pasirodo toks nedidelis miestelis, tvarkingas, gražus. O pažiūrėkite į taką, kuriuo mes einam. Čia yra takas, kad ateitum į Wake parką. Kiek gražesnių įėjimų esi mačius? Nežinau. Sveiki. Sveiki. Tytuvėnų Wake parkas. Labai ilgą laiką norėjau čia atvažiuoti, aplankyti, pagaliau pavyko. Ir būtent dėl šitos figūros. Tokia smagi figūra, dar aš niekart neprašiau. Bet taip smagu. Atrodo, kad metas pirmam klipui. Šią kelionę.
kaip? Taip smagu. Taip gera. Taip smagu. Taip gerai vanduo slysta. Tokia smagiai figūra. Tik reikia būti nepavargus. Reikia sugrįžti, kuomet turėsim daugiau jėgų. Nes labai smagu. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning out of the blue. You went and I was left behind. I know you found your peace of mind. Na, įspūdžiai po Tytuvėnų. Nuostabiai, tobulai ir viskas labai gerai. Ja, iš esu tikrai labai gerai ir pozityviai nuteikė tas paskutinis plaukimas. Oras nustojo lyti pagaliau. Nu dabar lyja, Dabar bet vėl kaip lyja. plaukiam. Bet kai plaukiam nustojo lyti, vanduo minkštas, šilnus. Ta figūra dramblio. Aš esu labai daug apie ją girdėjęs ir aš norėjau ją išmėginti ir aš tikrai dar sugrįšiu čia. Savaitė baigta. 21 parkas. Wow. Nereikėjo tokio prasiplaukimo. Tikrai po šito prasiplaukimo buvo toks wow, nuostabu, kaip patiko, kaip pakėlė nuotaiką, nes Aušrinė, viena iš parko savininkų yra, jinai yra tiesiog nerealus žmogus, labai nuotaikinga, labai šilta ir tai buvo malonu su jie bendrauti. Tiek mums visko pripasako apie Tytuvėnus, kad atrodo, mes dabar čia ir savaitę galėtumėm praleisti. Ir pats plaukimas, vanduo taip lengvai slysta, toks minkštas, kelis kartus griuvau, tai net nejauti. Ir oras kaip užsakytas, nes turint omeny, kad visą dieną šiandien žiauriai lyja lietus. Bet labai smarkiai lyja lietus. Tai taip gera, atvarėm, vos atėjom prasigėdrijo, paplaukiam, pabendravom ir dabar einant į mašiną pradėjo lyt. Tai oras kaip užsakytas. Bet net ir po tokio paplaukimo ir pabendravimo, net ir tas lietus, kuris dabar prasidėjo, net neliūdina, nes tikrai, taip buvo smagu, taip pakėlė nuotaiką ir dar Aušra pasakoja, kad organizuoja vaikams stovyklas ir aš persirenginėjau ir galvoju, kaip aš norėčiau būti vaikas, kad galėčiau atvykti į jos stovyklą, nes aš manau, kad tai būtų nerealu. Tai aš manau, kad į Tytuvėnus mes tikrai dar ne kartą grįšim, nes ir aš turiu nebaigtų reikalų su ta dramblio figūra ir šiaip čia yra tiesiog faina atvarėti. Ir manau, kad tie, kurie nori pabandyti, dar tik tai pradedantis, aš manau, kad jiems čia būtų puikia vieta, nes, tikrai, vanduo minkštas, sistema minkšta, viskas taip gerai atrodo, o dar ir visas tas parko vaizdas, jis tiesiog labai graži gamta, labai gražiai atrodo. Tai jeigu norit pamėginti plaukti, būtinai užsukit. Jeigu norit sudėtingas figūras, kurią nėra taip lengva perprasti, irgi atvarykit čionais. Žodžiu, bet kuriuo atveju užsukite Tytuvėnus ir ačiū, kad žiūrėjot šį video. Mes perkopėm savaitę, perkopėm 2/3, nebedaug liko. Aš manau, kad mes tikrai sugebėsim įveikti. Tai ačiū, kad žiūrit, prenumeruokit kanalą ir kaip visuomet susitiksim rytoj. Iki.